5 užduotis, reikia supaprastinti reiškinį. Aha, čia reikia gerai mokėti greitosios daugybos taisyklės. Dabar galvoju, kurį čia būtų pasirinkti. Na, aš iš pradžių sakyčiau, kad reikia suvienodinti vardiklius. Ir tai padaryti tikrai yra įmanoma. Kodėl taip sakau? Žiūrėkit, čia x, čia 4y, čia 4y. Tik čia minusas yra šalia x, o čia yra pliusas, o čia yra minusinis skaičius. Tai jau negerai. Bet galbūt jūs žinot jau tokią taisyklę, kaip ten galima tuose skliausteliuose tuos ženklus pakeisti. Gal padarysiu pirmiausia su raidėmis, po to suprasit. A minus B yra tas pats, kas B minus A, jeigu mes parašome minusą prieš skliaustus. Jeigu yra minusas prieš skliaustus, tai atsiminam, kad kai atskliaudžiama ir prieš skliaustus yra ženklas, tai visi skliaustus esantys skaičiai pakeičia savo ženklą. Jeigu čia buvo B su pliusu, tai pasidarys minus B. Jeigu čia buvo minus A, tai jinai pasidarys pliusinė A. Dabar mes, kai imame skaičius su jų ženklais, tai mes juos galime tampytis į kurią nori pusę. Tai vad galim paimti ir apsukti ir bus lygiai tas pats. Plus A minus B. Lygiai tas pats. Tai mes dabar šitą reikalą pritaikysim. Nesugalvoju. Geriau pirmiausia x šitą paliksiu. Kodėl? Todėl, kad va čia šitas pats modelis, kuris yra va viršuje visą laiką, turi priešai save x pirmiausia. Taip, tai dėl to aš tiesiog palieku, nes aš tokia intuicija turiu, kad taip reikės daryti. Tai dabar keisiuos šitą vardiklį. Perrašau viską iki tol. Dabar apkeičiu vietomis x. Minusas lieka, 4y, apskliaudžiu minusas. Viskas. Minusas, taip. Dabar kaip čia reikia tvarkytis toliau? Šito trupin yra vienas skaičiavimas. Jeigu mes turime teigiamą skaičių daliname iš neigiamo skaičiaus, atsakymas vis tiek bus bendras minusinis. Tai mes lygiai tą patį dabar padarysim. X kvadratu minus 4x minus 4y. Taip, palieku. Dabar tas pliusas tampa minusu, va dėl šitos vietos. Minusas 16y kvadratu x minus 4y. Matom, kad pagrindai yra identiški. Vadinasi, viskas gali pulti po vienu skėčiu. Ne po vienu skėčiu, po vienu trupmeną. 4y gaunasi. Taip. Dabar čia turime x kvadratu minus 16y kvadratu. Kažkur turėtų būti matyta. Kai mes turime kvadratą minus kvadratą, mes visą laiką turime va šitą greitosios daugybos formulę. Dabar čia koks skaičius buvo? Labai paprastai, jeigu čia buvo x kvadratu, tai čia tiesiog buvo x, ar ne? Aš galiu, tai priartinsiu truputėlį, čia vat buvo x, ar ne? Ir čia po to bus minusas, čia bus pliusas, čia bus kitas x. O dabar kas čia nais buvo kvadratu, taip? Čia buvo kažkoks 16 ir y kvadratu, tai matom, bet tas 16 juk yra tas pats 4 kvadratu. Tai mes visą šitą skaičių 16y kvadratu galim verstis kaip 4y apskliausta kvadratu. Ir mes labai aiškiai galim matyti, kas buvo mūsų toje B raidėje. Ir tiesiog tai įrašysim į mūsų šitą duotą šabloną. Tai 4y ir čia 4y. Ir visą tą vardiklį mes tiesiog paimsim ir perrašysim. Ir volia, čia juk yra tokie patys dauginamieji, mes juos galim paimti ir išbraukti. Ir mūsų visas atsakymas yra x plus 4y. Tikiuosi, kad pamoka buvo naudinga. Jeigu turi kitų uždavinių, kurių sprendimus norėtum sužinoti, būtinai parašyk man. Aš pabandysiu nufilmuoti video ir pasidalinsiu juo ne tik su tavimi, bet ir su visa bendruomenė. Taip tu padėsi man ir mūsų bendruomeniai augti reikiamą kryptimi. Jeigu pamokos neužteko ir norėtum individualaus dėmesio, kviečiu tave užsiregistruoti per Calendly platformą į individualią pamoką. Iki greito.